tas įtakos Top Sporto lygai neturi. Tiesiog kitame sezone, jeigu dar Deimantas Rimpa žais Lietuvoje, jam teks taurės rungtynes praleisti. Situacija prie Inosono ginamų vartų. Taip, Hakonsonas tikrai buvo atsidūręs labai nepatogioje ir nemalonėje situacijoje. Čia Černycho smūgis. Dabar Sirgedo netikslus perdavimas, Švystrys vėlgi uždėlėsi šiek tiek Armandas. Perteklinis lietimas, Urega perėmė kamuolį, dabar Urega klaidina varžovą, dar kartą klaidina. Perdavimas į kairę, arčiau vartų, smūgis ir įvartis. Įvartį muša Kauno Žalgiris gražios atakos metu, 33 minutę. Aminas Benšaibas išveda šeimininkus į priekį, o Fabianas Urega kažkiek pademonstravo, ką mes matėme 2022 metais. Na tikrai nuostabus Fabiano Urega žaidimas su kamuoliu, net 2 kartus jisai užsikirto kamuolį po savęs. Štai čia pirmą kartą Švystrys gula ant vėjos, dar kartelį Švystrys yra apsukamas aplink save ir po to jau puikus vadinamasis cutbackas iš kairiojo atakos krašto. Rimpa, jo perdavimas į kairę, Armandas Švystrys į baudos aikštelę. Stankevičius laimė Rodvikovą, žinoma, čia lengvas grobis Tomui Švetkauskui. Labai daug dėmesio gynybai, na žinoma, ir Laifas Estevezas irgi tikrai labai retai buvo prie varžovų baudos aikštelės. Atliko Nikola Vitorovičius per pertrauką. Pamatysime, manau, visą tai ir titruose, bet pirmiausia, aš gal juos ir įgarsinsiu, taigi baigė savo pasirodymus 3 žaidėjai, Armandas Švystrys, Simas Civilka bei Rainas Stuartas. Ir juos pakeitė Andrius Kaulinis, Benjaminas Mulahalilovičius bei Lazaras Aičičius. Žygimantai, iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad šie žaidėjai tikrai sustiprins komandos potencialą ir galbūt taupydamas jėgas, nes riteriai žaidžia antrą kartą per šią savaitę, kaip ir Kauno Žalgiris, galbūt Nikola Vitorovičius ir norėjo antrame kėlinyje mesti savo svarbesnius ir kokybiškesnius žaidėjus į kovą, jog šie kompensuotų, kas prarasta. Stanulevičius grubiai suklydo ir Inosonas gelbėjo komandą, tačiau kamuolys tik dabar yra išmušamas kiek toliau. Vokietis sužaidė arti klaidos ribos, tai jau galima konstatuoti. Kampinis keliamas, Gratas Sirgedas, jo perdavimas, smūgis galva ir įvartis. Nesėkmingai žaidžia Inosonas ir Romualdas Jansonas. Jo 4. įvartis Top Sporto lygoje, 49 minutė ir kėlinys riteriams prasidėjo labai nesėkmingai. Sykį Inosonas išgelbėjo savo komandą, po to, kai prastai sužaidė Rokas Stanulevičius. Dabar vartininkas iš Gaičio nepagelbėjo savo komandai, ne pačioje sudėtingiausioje situacijoje. Na taip, niekada tikrai nesinori labai kaltinti vartininkų, bet man šioje situacijoje taipogi pasirodė, jog tikrai galėjo kur kas užtikrinčiau. Labai apmaudi situacija. Iškrito iš rikiuotės po mačo su Kauno rajono Hegelman Vytautas Černiauskas, bet apie tai kiek vėliau, nes progą turi Kauno Žalgiris, Fiodoras Černychas į kamuolį panašu, kad gerai nepataikė. Ir tai gerai pamenu, nes jau teko ruoštis sezonui su Vilniaus riteriais Top Sporto lygoje. Benšaibas, jo smūgis iš toli, Inosonas gaudo kamuolį, nesudėtingas, tai buvo smūgis Vilnietis. Pavlovičius, 73 minutę, atlieka standartinę situaciją. Tolordavas, smūgis galva, Virpstas ir ajajajajaj. Ajajaj, nepasisekė čia Garisonui Inosonui. Fortuna tikrai ne futbolininko iš Gaičio pusėje, tačiau net ir tokios kuklios pajėgos atakuojant suteikė galimybę Antonui Tolordavai atlikti. Aišku, šios dienos rungtynėse dar kartą ši situacija. Laisvas visiškai buvo Antonas Tolordava, jam čia daug erdvių suteikė vienas iš riterių žaidėjų. Panašu, kad zonomis čia Žygimantai gynėsi riteriai, tačiau kai Mulahalilovičius apie veržlumą, tuos pirmosius žingsnius su kamuoliu, tikrai gerą įspūdį paliko šis žaidėjas. Dabar perdavimas į dešinę, Estevezas baudos aikštelėje, Vokietis, jo perdavimas Aičičiui, jis smūgiuoja ir Lazaras Aičičius greitai šiek tiek grąžina intrigos į šios dienos rungtynes. 75 minutė, legionierius su Serbijos puikių smūgių į artimai vartų kampą neleidžia šiandien džiaugtis Tomui Švetkauskui sausais vartais. Na taip, puikiai šią situaciją įvertino Aičičius, pasitaisė kamuolį ant kairės kojos, dar kartelį
šio įvarčio pakartojimas, vadinamasis cutbackas atgal ir per daug erdvės suteikė šiam riterių legionieriui Žalgirio futbolininkai. Niekas būtent iš Žalgirio. Tačiau Divainas, tai yra toks žaidėjas, kuris tikrai nebijos štai taip sužaisti tokiose situacijose. Čia prarastas kamuolys ir Saičičius, smūgis, Švetkauskas, Estevezas ir Švetkauskas išsaugo. Estevezas ten buvo nuošalė, kai smūgį atliko Saičičius. Pasižiūrėkime šią situaciją. Ne, čia tikrai nuošalės nebuvo. Ir bravo Tomui Švetkauskas. Ar atliks Susavičius perdavimą, mato Estevezą, gali būti pavojinga, bet nesėkmingas lietimas, ataka tęsiasi ir Kauno Žalgiris išsikap. Estevezas atliko nesėkmingą pirmą lietimą, dar kartą ši situacija ir čia jau gerai sužaidė Nidas Vosylius. Čempionai neblizga, o riteriai tikrai, o čia Švetkauskas vėl žaidžia sėkmingai. Tiesiai įskriejo kamuolys, tačiau ne pačia patogiausia trajektorija Andrius Kaulys. Ta tikrai tas Vilniaus derbis irgi gali būti pakankamai įdomus, nes riteriai turi potencialo sužaisti sėkmingai ir taip, kaip jie žaidžia antrą kėlinį, jeigu taip panašiai žais ir penktadienį,